Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasas Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Sveiki, čia Susispėtimai. Mūsų kasmėnesinė tokia išpolis kasmėnesinis. Ačiū Dievui, kad neteroristinis. Bet vis dėlto išpolis į kažkokią tai viešumą. Prieš šitos laidos įrašą mes su kolegomis pasikalbėjome apie tai, kad gal tiesiog nereikėtų daryti įrašo, nes vien susitikimas be įrašo jau savaime yra mums įdomus ir vertingas. Ir čia matyt teks vis dėlto pateisinti patį įrašymo paspaudimą tuo, kad tikimės, kad tas mūsų pasikalbėjimas gali būti naudingas ir jums. O jį galite rasti Facebook'e, galite rasti YouTube, galite rasti Spotify, galite rasti Apple podcastuose. Žodžiu, visur ten, kur, jeigu ką, suveskite Google'e Susispėtimai ir arba YouTube ir rasite visas serijas, visus pokalbius, kurių mes čia turim jau 3 metai turbūt kalbamės. Kažkoks siaubas. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad su šitais maloniais žmonėmis galima šnekėtis reguliariai, kartą per mėnesį. Mes matomės realiai, dėka šios laidos, mes matomės žymiai dažniau. Nors per nuotolį, bet žymiai dažniau, nes šiaip gyvenime mes matydavomės žymiai rečiau. Tai aš pagalvoju, kad dar viena nauda iš to, kad mes čia susitinkame, yra tai, kad mes matomės virtualiai, bet vis dėlto matomės. Mes kalbame kiekvieną kartą apie nepaprastai paprastus dalykus. Arba tai, iš tikrųjų tai nepaprastus dalykus, bet norisi kažkaip juos suprasti, norisi kažkaip rasti klausimų, kurie padėtų juos atskleisti. Ir šiandien mūsų tema yra atvirumas. Jeigu tiksliau, tai aš gal pasakysiu iš savo pusės, bet aš žinau, kolegos patikslins, tai yra ar verta būti atviru, ar teisinga būti atviru. Ir įdomu yra tai, kad šitą temą, Viktorai, sorry, kad pasakysiu, kad tu pasiūlei, bet įdomu turint galvoje tavo psichoterapinę praktiką ir aš tai pabandžiau įsivaizduoti labai neatvirą psichoterapeutą. Atvirą psichoterapeutą kažkaip man gaunasi įsivaizduoti, o tokį neatvirą psichoterapeutą kažkaip nesigauna, bet čia gali būti yra mano stereotipas irgi, aš neturiu labai daug patirties šitoje vietoje, bet toks kažkoks, aiškiai, neatviras psichoterapeutas. Toks žaidžiantis būtų psichoterapeutas, manipuliatorius toks, ar ne, kas čia būtų, Viktor? Arba toks nematomas, jis nieko apie jį nežinai. Jis nėra žaidžiantis ir manipuliuojas, bet tu išsiskiri su žmogum, su kuriuo ten praleidai ant jo kušėtės 3 ar 5 metus ir supranti, kad nežinai, ar jisai turi šeimą, ar turi vaikų, tu nežinai, ko gyvena, nežinai, kaip patenkintas gyvenimu, nieko nežinai, nei faktų, nei jausmų. Tu žinai, kad tas žmogus būdavo, žinai, kad jis labai daug žino apie tave, tu jam buvai atviras, bet apie jį nieko nežinai. Sutiktum žmogų, tai tu jį ir pažįsti, bet ir nepažįsti. Tai gali tai būti, ne? Ir daug gal taip yra. Tai pasakyk, prašau, kodėl tau šitas klausimas kyla ir kodėl tu nori apie kalbėti? Man šitas klausimas iškilo, kai aš gavau pasiūlymą skaityti paskaitą apie pažeidžiamumą, kad jisai yra gerai, kodėl gerai būti pažeidžiamu. Ir aš tada taip, išgirdęs tą klausimą, supratau, kad nėra gerai būti pažeidžiamu arba nuolat būti pažeidžiamu. Ir tada išėjau truputį į bendresnę pusę, nes čia toks pažeidžiamumas, tai yra atviras iki tiek, kad tave pažeistų, bet apskritai atvirumo, kad įsileisti, kitus žmonės, grįžtamą ryšį, pasakyti kitiem, ar tai tikrai gerai, nes mes gyvenam, aš pavadinčiau psichoterapinių tiesų arba principų vartojimo laikais. Tai, kas anksčiau būdavo tik tai psichoterapeuto kabinete vyksta uždara rate ir žmonės per daug nekalbėdavo ar kažkaip spręsdavosi nervų ligas ir paskui toliau gyvendavo savo gyvenimą, tai dabar tampa plataus vartojimo produktų, kada ne tik tai, kai tau blogai eini, bet kai tu nori tobulėti, kai nori kažkokių naujų patirčių, kad giliau, labiau, aukščiau. Ir tai tada tos tiesos tezės, kurios skamba kabinete arba siauresniam rate, tampa jau, kaip sakyti, ir platesnio diskurso ar platesnės diskusijos dalim. Ir atvirumas yra, mano nuomonė, vienas iš jų. Tai dėl to aš galvoju, kad šita tema yra įdomi diskutuoti, nes aš girdžiu tą žinią eteryje, kad
kad gerai būtų atvirų tiek reaguojant, tiek priimant dalykus, kaip nebūti, kaip sakyti, ten dabar nepakartosiu tų klišių, bet ten būna toks teiginys, kad išeiti iš komforto zonos gerai, būti pažeidžiamų gerai, žodžiu, visokių kokių atviram gyvenimui ir jo pokyčiam, negu būti uždaram, nelankščiam, saugiam arba gynybiškam, yra net žodynas, reiškia, kitas, kuris indikuoja, kad tas yra negerai. Bet aš galvoju, jeigu žmonės taip daro, ir jie tokie yra, ir jie nugyvena gyvenimą, gal jie ten ne vieni visokius mėgsta, gal nėra taip, universaliai taisyklė yra teisinga, atvirumo kaip gėrio. Tai štai man daugiau aš atsinešu tą klausimą kartu pagalvoti, negu kad turėčiau atsakymą, bet mano intuicija sako, kad bet koks geras dalykas ar geras principas, kurio pasidaro per daug, jis tampa kažkoks ir netoks jau geras. Tai su tokia mintim aš atėjau. Ok. Rasiau, kaip filosofas, kaip tu matai tą atvirumą apskritai, kas tai yra atvirumas? Man labai įdomu, kad tai, ką dabar Viktoras pasakė, aš kaip tą temą išgirdau, aš pradėjau taip galvoti, nes kažkaip anksčiau nekilo man problemų su šitų dalykų tarsi ir filosofiškai nebuvau susimąstęs, bet ta trajektorija minčių buvo labai panaši į Viktorio pastebėjimus. Nes pirmiausia, aš kažkaip pradėjau nuo to pats savo, galvodamas, kad aš surinkau kažkokius argumentus, kodėl reikia būti atviram, ar kodėl verta būti atviram ir iš viso, kas tai yra. Ir kodėl tai prasminga. Ir kada visą tai surašiau, tada iškėliau tokius du klausimus. Visų pirma, o tai ar aš taip darau konkrečiai? Ir tada supratau, kad kažkodėl matyt gal ne, arba ne visada. Ir kitas dalykas, kad galbūt tikrai čia tai ne taip jau vienareikšmiška iš tikrųjų, kad visi tie argumentai už, jie kažkokios visumos nepristato vis dėlto. Tai jeigu trumpai sakykime, kas tai per argumentai, tai vėlgi man pasimatė iš karto, kad galima suprasti patį klausimą apie atvirumą, šiek tiek dviejopai, kitaip sakant, yra du aspektai to atvirumo, bet jie tarsi yra tame pačiame klausime. Viena vertus atvirumas, kai aš kažką tai pasakau, pavyzdžiui, atviro, kažkokią tai tiesą apie save, apie tai, ką aš galvoju, tai aš atsiskleidžiu tą prasme, bet kita vertus, aš atviras ir tada, kada priimu kažkokią tai įtaką iš išorės, kada aš girdžiu kažką, tai kažką aš rimtai priimu. Tai va šitie du dalykai, jie yra tarsi susiję. Taip sakant, tas atvirumas šia prasme tai tokia komunikacija, bet tokia esminė komunikacija. Tarsi sudaroma tokia prielaida, kad yra įmanoma tokia, vos ne automatinė, sakykime, aš kaip tam tikrą afišą turiu ant savęs, aš atidarau ir ten viskas tarsi matosi. Bet šitoje vietoje atsiranda pirma tokia rimta problema, nes aš, sakykime, dvi tokias palyginimui situacijas pateiksiu. Viena atvirumo situacija, kada mes, pavyzdžiui, žaidžiam šachmatų partiją, ir aš neatskleidžiu savo ėjimų, nes mano planas yra nugalėti. Tai yra labai toks aiškus, labai aiškios taisyklės. Mes turim tą patį žaidimą, tą pačią kalbą ir labai aišku, kas tai yra būti atviram, būti neatviram. Šitoje vietoje. Nors tai yra pateisinama, nes tokios žaidimo taisyklės, bet nebūtinai. Bet, sakykime, pati ta kalba, jinai labai aiškiai apibrėžta. Kaip sakom, mes žinome, ką mes turime minėti, kaip pasakom, kad aš kažką tai slėpiu šiuo atveju ėjimą. Bet jeigu, pavyzdžiui, aš susitinku draugą ir jis manęs paklausia, kaip tu gyveni? Ir tada, reiškia, aš neturiu jokių tokių labai aiškių koordinačių, man reikia taip pat užsiimti kažkokią tai kūrybą, kažkokią interpretaciją. Aš tada pradedu vertinti, o ką tu turi galvoje ir kokio tu atsakymą iš manęs dabar tikiesi ir kiek čia paimti, reiškia, yra prasideda tokia kulinarija, reiškia, čia mano problemos, tai kiek čia įdėti problemų, čia, reiškia, įdėti kažkokio pozityvo, čia kažkokio tai sprendimo, o ar tau iš vis to reikia, o gal reikia, kiek čia to reikia. Taip sakant, pradeda darytis, kad ne pati ta tokia tiesioginė betarpinė informacija iš manęs turi išeiti į išorę, bet turi būti kažkoks galbūt, daugiau svarbu, kaip aš tą pasakysiu, ar ne, kokia bus pauzė, kaip aš tą parodysiu. Reiškia, čia kaip toj medijoje, reiškia, žinutė yra medija. Reiškia, aš esu pats ta medija, reiškia, aš savimi bendrauju. Tai reiškia, mažo to, kad įsitraukia visokie interpretaciniai kūrybiniai veiksmai, ne automatika, bet lygiai taip pat
mes pakeliui sukuriam tas taisyklės bendraudami. Pakeliui sukuriam tą kalbą ir ta informacija tada jinai atsiranda pakeliui, jinai atsiranda kažkur tai kitur. Tai va šitas momentas man pasirodė labai įdomus, nes jeigu, pavyzdžiui, grįžtant į pirmą situaciją, kada aš konkrečiai kažko tai nepasakau, ne, aš kažką nuslepiu. Pavyzdžiui, užsisakau idėjų kažkokį tai techninį daiktą ir nenoriu žmonai pasakyti, nes man kažkaip ne faina. Tai jeigu va šito nėra, tai tada, reiškia, mums reikia tada rasti kažkokią tai kalbą, kaip tą komunikuoti tam, kad būtų tas atvirumas užtikrintas. Pavyzdžiui, aš galiu įvardinti, sakykime, nusipirkau kažkokį geležiuką. Tai už mano žinos, geležiukas, tai visą tai, ką tu ten investuoji ir jeigu tu taip darai, tai matyt, tu atsakingai tą darai, reiškia, aš nenuslėpiau, aš pasakiau, bet išverčiau tam tikrą tokią bendrą kalbą. Nes kas gaunasi, jeigu aš ką nors nuslėpiu, nesu atviras, tai aš tarsi prisiemu atsakomybę už tą faktą ir už santykius taip toliau. Bet iš tikrųjų, man atrodo, gaunasi taip, kad aš atsakomybės vengiu, nes aš nenoriu gauti kažkokio tai impulso iš išorės ir tada aš tik tais atidedu. Ir tada dažnai mes tą padarome dėl taktinių motyvų, kad šioje situacijoje mums reikia kažką tai išspręsti, bet realiai sukuriam strateginės problemas ateičiai. Tai čia tas argumentas už atvirumą. Bet, kaip sakiau, kuo daugiau aš galvojau, tuo man keblesnis atrodo pats atvirumas. Nes jeigu vėlgi grįžtant prie to nekonkretaus atveju, kada tu bendrauji ir tu turi kažkaip tą imperatyvą būti atviras, labai dažnai mes nesame atviri patys savo, nes ne ta prasme, kad mes slepiam kažką nuo savęs, nors taip irgi būna, bet ta prasme, kad mes daugelio dalykų nežinom. Taip yra, tai reikia tą išprovokuoti tik bendravimo situaciją, tą reiškia, tiesą, sakykime, tą, kurią tu čia gali pateikti. Dėl to aš nieko labai nenuskaidrinau, tik tai dar sumakalavau, tai atsiprašau, bet man atrodo, kad pasakiau viską, reiškia, ką galvojau. O kuo skiriasi tos situacijos šachmatų ir pasisveikinimai, nes man jos panašios pasirodė? Jos yra panašios, nes ir vienoje ir kitoje situacijoje yra tokia komunikacinis iššūkis man. Nes vienam vertus aš labai gerai suprantu motyvą ir tikslą, tai tas pats reiškia ir būdą, ir tą informaciją, kurią aš turiu nuslėpti. Tai man viskas labai logiška ir paprasta. Tai aišku. Bet tas partneris irgi tą patį žino, nes mes dalyvaujam tam pačiam žaidime. Dabar, koks žaidimas vyksta, kai ateina žmogus ir paklausia, kaip aš gyvenu, aš iš karto nežinau, nors aš nuspėju. Mums reikia pakeliui sukurti tą kalbą, tą reiškia žaidimą. Iš principo taisyklių kūrimas vyksta, bet iš principo strategavimas, ką čia sakyti ir kokį kulinarinį patiekalą padaryti, irgi vyksta. Tik tai jisai ne esamų, o gimstančių taisyklių kontekste. Taip. Bet aš tik norėjau pasakyti, kad vienu atveju tas labai aišku, kitu atveju ne tik turinys neaiškus, bet ir tas komunikavimo būdas nėra aiškus. Jis yra toks daugiau kaip šokis, daugiau, toks, reiškia, įsitraukimas į kažkokią tai bendrą kūrybą. Tai čia jie nėra tokie, kad čia reikia pasirinkti, bet tai parodo paties to klausimo sudėtingumą, nes visas spektras įmanomas tarp šitų dviejų, man atrodo, tų konkretumo prasme. Čia tai, ką tu, Rasius, sakai, tai yra, kam tas atvirumas naudojama, kam aš naudoju, ar kam man reikia, ar kodėl tas atvirumas, arba neatvirumas, arba pasirinktas atvirumas naudojamas. Čia įdomi prieiga, nes man, reiškia, su kuo aš susiduriu, kad žmonės gyvena su tiek atvirumo, uždarumo, kiek jiem gyvenasi, jiem nekyla klausimų. Žaidžia tą šachmatų ar gyvenimo, ar santykių taisyklės, kurias gyvena, bet paskui ateina iki aklavietės. Kitais žodžiais tariant, su taip kaip veikia, nevyksta reikalai, pradeda strikti. Nes, pavyzdžiui, auga nepasitikėjimas, nes kuo žmonės mažiau atviri, tuo užpildo tuštumą prisigalvojimas. Techninė kalba projekcijomis. Ir tada jau reaguojama nebe į atvirumą, o į tai, ką prisigalvoju apie kitą žmogų. Tada kitas reaguoja į tai. Tada tas eskalacija prisigalvojimo užauga iki tiek, kad jau pasidaro blogai ir tada jau ieško sprendimų. Atvirumas, jeigu aš tiesiai pasakau, ką galvoju, arba tiesiau, arba aiškiau pasakau, jisai užpildo tą vadinamą baltą ekraną ar baltą drobulę ir tada jau nebereikia prisigalvoti. Arba bent jau gali, kaip sakyti, nebeprisigalvoti. Bet čia yra iš tiesų įdomi ta tema,
ką man naudoju. Jeigu aš atvirumą naudoju kaip šachmatų ėjimą, nu taip plačiaja prasme, Taip. tada jis tampa ginklu. Taip, jis ir yra ginklas. Man Ir atrodo, jis yra visada ginklas. Ir va čia yra įdomus momentas, su kuriuo ir aš susiduriu ir tom visam judėjime, kad jeigu atvirumas yra teisingas elgesys, tai tas, kuris atviras, skalbia tą, kuris yra uždaras. Taip ir yra. Bet yra dar kita pusė, bet su to susijusi, nes šitą labai dažnai, nu čia ta kita, reiškia, kaip simetriškai priešinga pusė, kitą kartą yra lengva prisijimti tokį vaidmenį, aš atviras. Ir aš tada manifestuoju tai, kam, atsakykime, man atrodo, kad reikia ir prasmingai manifestuoti. Ir tai, reiškia, kitas klausimas, pavyzdžiui, ar tas kontekstas, ar kiti žmonės, ar jiem tai yra aktualu ir ar jie tai galų gale nepradeda suprasti kaip tam tikrą irgi ginklo naudojimą jų atžvilgiu. Dėl to, kad pavyzdžiui, čia vėlgi čia labai svarbus tas momentas, ne tik ką tu padarai šitam kely, bet ir kaip tą padarai. Nes kita vertus, pavyzdžiui, pasakyti kažką, tai vienoje situacijoje reikš vieną dalyką, bet tą patį dalyką pasakyti kitoje situacijoje ir šiek tiek vėliau, šiek tiek anksčiau yra visai kita prasmė to pasakymo pasidaro. Tai reiškia, čia reikia kalbėti bendrai tokiam bendravimo kontekste, tą atvirumą. Ne vien tik pats faktas, kad būk atviras arba nebūk uždaras, sakykime, čia tai neišeina. Tai reiškia, iš principo atvirumas tai yra, nėra gėris arba blogis pats savaime, bet tai yra mūsų susitarimo vien su vienu, jeigu yra poroje ar kažkokiam su asmeniu arba grupėje, tai yra kažkokio atvirumo taisyklių arba nerašyto atvirumo arba susitarimo laikymasis. Ir tos nerašytos taisyklės, jos egzistuoja. Aš esu susidūręs su vadovais, kurie nori atvirumo savo komandai, pradeda nuo to, kad atneša savąjį atvirumą, komanda spėjam iš 3 kartų, neatsiliepia savuoju. Išsigąsta, spėjam iš 3 kartų, kaip jaučiasi vadovas, susigėsta, nes gėda reguliuoja per didelį atvirumą. Imsiu tiesiogiai, išsirengsi rūbais ir būsi labai atviras gatvėje, tu susigėsi, nes gėda sako, būk tinkamai atsiskleisk, tiek fizinė prasme, tiek moralinė prasme. Vadovas susigėsta ir supyksta. Ir atvirumo pastangos čia sustoja, bet iš principo tai vyksta toks tai, ką tu Rasiai susakei, tai yra nepavyko susitarti dėl taisyklių. Žinai, kokio lygio atvirumą čia taikom ir koks yra priimtinas. Vadovas bando pasiūlyti taisyklės ir jo nepaima grupės ir vadovas ten supyksta arba blogai pasijaučia arba dar kaip nors išeina iš situacijos nelaimingoje. Tai tas vyksta, gali būti vadybiniai situacijai, tas gali vykti lygiai taip pat poroj. Reiškia, vienas žmogus, kuris yra atviras ir atvirai dalinasi ir norisi kito, kitas išsigąsta, bet nebūtinai netgi suvokia, arba nenori, arba išsigąsta ir nėra toks atviras. Ir tada tas, kuris atviras, mano, kad turi teisę į kito atvirumą, nes aš jau kaip sakyti, atsiskleidžiau. Ir kas tada atsitinka, tas individualus susitarimas ar nesusitarimas pradeda ieškoti bendrų taisyklių, apie kurias aš ir pradėjau kalbėti, kurios yra propaguojamos, reiškia, naujuose mokymuose, kad atvirumas yra gėris pats savaime, pažeidžiamumas yra gėris ir pats savaime. Ir tada tas žmogus, kuris buvo atviras arba nesusitarė taisyklę, pasitelkia naują taisyklę, new normal, naują normalumo taisyklę. Kodėl tu nedarai, nes dabar taip, čia taip reikia, kad šiuolaikiniai santykiuose ar šiuolaikiniai pusėje taip reikia daryti. Taip. Jeigu galima, tiesiog, čia labai gera ta paralelė, bet yra vienas toks subtilus skirtumas, man atrodo, vis tiek, sakykime, poros santykiai yra tokie, kad jie vis tiek daugiau tokio pariteto principų, tarsi bent jau nominaliai kūrėmi. Jeigu organizacijoje, kaip aš suprantu, vadovas vis tiek jis tam tikrą hierarchiją atspindi. Tai šiuo atveju, jeigu jisai sako, dabar aš būsiu atviras ir čia bus naujos mūsų bendradarbiavimo taisyklės, tai visi iš karto tai priims kaip tam tikrą naują kontrolės būdą. Ir tas kontrolės būdas yra labai, labai grėsmingas. Čia tokio lygio grėsmė, kaip kad čia irgi šitos religijos istorikai atkreipė dėmesį, kad pavyzdžiui, jeigu lygini Seną testamentą, ten yra draudimas
pavyzdžiui, ten, reiškia, neturėjo kitos moters, tai Naujajam testamente negeisk kitos moters. Yra skirtumas labai subtilus, nes tau neleidžia turėti savo privačią kažkokią tai emocinę terpę. Taip sakant, tau kraustusis tą kontrolę į labai labai gilę tavo asmenybės sritį, kur tu norėtum pasilikti galbūt savo šitoje vietoje. Tai va čia tas man atrodo, svarbus skirtumas yra. Šiaip tai popsas arba populiarioji kultūra arba populiarioji terpė žmonių, popsas per plebsą, jisai yra labai dažnai iškelia tam tikras madas arba tam tikrus naujosius normal, kada ne dėl to, kad jie patys savaime yra geri, o dėl to, kad jie prieštarauja tam, kas įsivaizduoja tą kaip blogis. Ką aš turiu galvoju, tai yra, kaip jūs abudu puikiai tą išskleidėt, kai tarkim, iš esmės organizacijoje, jeigu yra nuolatos viskas slepiama, tai būti atviram organizacijų tada yra gėris, nes nuolatinis slėpimas yra blogis, kuris skatina ir daugiau slėpimo, ko pasiekoje dingsta pasitikėjimas ir tokiu būdu sumažėja produktyvumas, paprastai kalbant. Bet ten, kur yra, reiškia, jeigu būsim atviri, tada bus pasitikėjimas, kuris prives prie saugumo, kas prives prie produktyvumo. Čia visiškai kapitalistinis, reiškia, mąstymo kelias, tačiau visame tame yra susitarimo momentas, ką jūs ir abudu sakėt. Tai yra, jeigu nėra susitarimo, tai iš principo atvirumas nėra įmanomas. Tai pirmiau yra neatvirumas, o pirmiau yra susitarimas, kad mes būsime atviri. Bet susitarimas įvykęs, neketinantis įvykti, kaip dažnai būna, kur aš sakau, ateinu ir sakau organizacijoje arba šeimoje, sakau, žinai, nuo šiol mes būsim atviri vienas kitam. Supratai? Tiesą. Jos, supratai? Tas ana pusė sako, supratau, tam, kad jo nemuštų. Pirmadienį aš, o antradienį tu atveju. Jo, pirmadienį aš, o antradienį tu ir aišku viskas, žaidžia žaidimą, kuris yra ne šachmatai, jo labiau panašu į pokerį. Iš tiesų ir atvirumų tai niekaip nekvepia. Bet jeigu susitarimas įvyksta, mes susitarėm. Pavyzdžiui, aš turiu su jumis abiem, nuoširdžiai prisipažinsiu, turiu nerašytą susitarimą. Jis yra įvykęs kažkada, prieš daug metų. Jūs man abudu esate tie žmonės, kuriuos aš suprantu, kad yra dalykų, kuriuose jūs man nebūsite atviri, bet žymiai daugiau kur aš iš jūsų tikiuosi atvirumo. Kaip ir pats esu, taip jaučiu, kad aš jūsų atžvilgiu esu labiau atviras negu neatviras. Aš galiu, kaip Rasius sakė, susimastyti prieš sudėdamas ten tą kompotą visą, reiškia, tą kulinarinį, ką įdėti šiandien, ko neįdėti šiandien, bet iš principo aš turiu su jumis susitarimą, kad mes būsim atviri. Dėl to, kad mes daugybę metų pažįstami, dėl to, kad mes nesame, reiškia, stipriai prišikę vienas kitam ir panašiai. Kaip sakant, mes iš principo gyvenimas rodė, kad mūsų susitarimas galioja. Bet ir jisai įvyko. Bet kai neįvyksta susitarimo, yra tai ketinimai susitarti, tai tada visa šita schemutė griūna po velnių. Ir pažeidžiamumas griūna kaip galimybė, ir atvirumas griūna kaip galimybė ir panašiai. Ir čia turbūt man kažkaip atrodo norėtųsi biškį tą... Ką jūs galvojate apie tai, ką aš dabar sakau? Aš vis būtų, susitarimas yra būtinas ar ne? Ar kas čia yra, apie ką čia kalba? Saulius, dar pridėčiau dar vieną išankstinę sąlygą, tai yra pasitikėjimas. Vėlgi galima sakyti, kad iš pasitikėjimo ateina nerašytinis susitarimas. Ir tada atitinkamai, tam, kad tas pasitikėjimas būtų ilgalaikis, jį tada reikia palaikyti būtent kažkuria tai dalimi ir būtent atviru, nes kitaip tada atsiranda nepasitikėjimas ir tada viskas, tada būna taip, kad ir susitarimas jau nebegalioja. Tai, žodžiu, čia toks tam tikras toks kaip ratas, ciklas vyksta, bet vis tiek matyt, iki to laiko vis tiek buvo daugybė atvejų, kada žmonės vienu ar kitokiu būdu pasirodė esą verti pasitikėjimo galbūt, ar ne, sakykime, kažkokia tai situacijose atsiskleidė, kažkada nevylė, ar tai kažką tai tokio paliudijo, tada tu matai žmogų, tu jo pasitikė, tada atitinkamai ir yra pagrindas tam atvirumui. Čia žymiai sunkiau, kada žmonės nėra susaistyti, sakykime, pažintim ar draugystė ilgų metų, tu nežinai to žmogaus, kad susitinki, kaip darbovietė, naujas viršininkas ateis ir sakys, na, aš esu toks, kad, žodžiu, aš esu toks atviras, kad, žodžiu, ir jūs dabar būsite atviri. Pradėkite. Bet žinai, tai tas susitarimas, man atrodo, ir su pasitikėjimu čia yra komplikuota dalis. Nes aš sutinku, kad yra susitarimas, aš sutinku, kad yra pasitikėjimas, bet jeigu žmonės yra labiau susiję, kaip tu sakai, mes nesam pašikę, bet mes nesam per daug susisaistę. Bet man yra, žinai, jeigu aš nieko kito neveikčiau, mano visas gyvenimas ir, tarkim, būtų kokios nors pajamos ir podcasto šito,
ir kažkaip vyktų, kad tos pajamos priklausomai nuo peržiūrų sviruotų, oi, nežinau, kaip čia tada atsitinka. Taip, teisingai. Nu, čia ta istorija su Arestovičium ir Feiginu. Feiginu, Feiginu. Jie buvo kartu, pasitikėjo ir staiga subirėjo pasitikėjimas, nu, žinai, per kažkokį ten elementą, net, žinai, aš net nenoriu gilintis į aplinkybės, bet čia yra momentas, kad kai esi pasitikėjimo santykiai ir esi atviras, visada yra rizika. Taip, tas tiesa. Ir tada, bet problema su rizika, kad žmogus tą riziką, atsakomybę už riziką atiduoda kitai pusiai. Kitai žodžiais tariant, jeigu aš nudegsiu būdamas atviras, tai tu buvai blogas žmogus, o ne aš buvau kvailas žmogus rizikuodamas. Nu, jeigu taip paprastai pasakant. Jo, bet čia labai panašu į tai, kad aš taip žaidžiu, nes va, tada įsijungia tas atvirumas kaip ginklas. Nes aš manau, arba gal tariama, kad atvirumas yra gėris, neatvirumas yra blogis. Ir jeigu aš buvau atviras, o tu tau to pasinaudoji ar kažką tokio, tada tu kaltas, o ne aš durnas, nes aš negaliu būti durnas, because aš buvau geras. Aš atstovavau gėrį, aš elgiausi teisingai, o tu to nepriėmei. Ir dėl to kaltas tu. Ir kol tas o tai gal Anas gerumą, buvo irgi puikiai atviras ir parodė visą savo žmogišką prigimtį. Taip, koks jis yra, taip, teisingai. Bet būtent tada, tai va čia yra turbūt, žinai, kas dėl savokų, kas tada tas atvirumas yra. Ar atvirumas yra sakyti, kaip ten, kažkaip buvo tokia, žinai, korporatyvinė piešinukas toks, reiškia, per darbo pokalbį klausė standartinio klausimų, sako šitą, what's your greatest weakness? Reiškia, didžiausias trūkumas. Tas sako atvirumas. Tas, reiškia, interviueris sako, aš nemanau, kad atvirumas yra trūkumas. Ana pusė sako, I don't give a shit what you think. Tai yra, labai geras. Yra visiškai atvirai, viską atvirai, taip. Bet ir kažkurio momentu atvirumas tampa durnumu. Taip. Bet, Sauliau, jeigu leisi grįšiu prie to, reiškia, kur čia kas, reiškia, pasitikėjimas, atvirumas, man atrodo, galima būtų išversti tą atvirumą į priešingą tokią negatyvę sąvoką. Kitaip sakant, tame santykėje, tam nerašytam susitarime, jeigu yra pasitikėjimas, tai yra svarbu kažkaip tai nedaryti kažkokių tai veiksmų, kurie būtų, sakykime, ne tai, kad išreikšti kažkokį tai nuolat kažką, kad aš dabar sugalvojau, aš dabar tą darau, dabar tą, taip, ne, bet ne, kažką tai, sakykime, slapta daryti, kas prieštarauja tam susitarimui. Va čia, man atrodo, yra didesnė rizika. Kitaip sakant, tu tai tavęs nepaklausi, tu nesakai, ar ne, va šito būdu. Bet jeigu, kaip ir su tais dviem veikėjais, kur Viktoras prisiminė, kažką tenais bandė daryti su tą monetizaciją ar kažką, tai reiškia peržiūras, kažką tai organizuotis, tarsi netitinkant tokiam kažkiam tai susitarimam, kad viską daliesi per pusę. Galbūt ten taip buvo, aš taip spėju. Nes tas faktas, kad jisai netėjo, nepasakė, žinai, o aš tą darau, ne. Bet tai, kad jis tenais kažką tai pradėjo daryti, tas pradėjo įtarti ir iš to atsirado. Reiškia, čia daugiau ta tokia negatyvė prasme, sakykime, elgtis taip, kaip kad tu būtum vertas to pasitikėjimo. Va šią prasme. Tada gaunasi toks subjektyvus vertinimas, kaip aš turiu elgtis, kad būčiau vertas pasitikėjimo. Čia daug dalykų yra, ne tik atvirumas, netvirumas. Kita kartą, sakykime, tas ir suteikimas informacijos, pristatymas irgi, jis gali būti savalaikis, galbūt ne šiandien, galbūt kitoj situacijoje, jis bus prasmingesnis, jis bus prasmingesnis ir to susitarimo laikymosi prasme. Kartais neateini ir viską žmogų užploji, neįsigilinęs jo dabartinę situaciją, kaip jis tuo momentu yra. Galbūt verta tą pasakyti kitoj situacijoje, tada bus prasmingiau. Kitaip sakant, čia toks atvirumas jis yra tarsi tokia siaura tema, kuri pretenduoja į tokią labai didelę prasmę, bet ten yra daug kitų dalykų susijusių, aš manau. Pasitikėjimas galbūt šiek tiek platesnė. Jo, bet čia, aš sutinku su to, kad tai yra siaura tema ir aš bandau paimti, supaprastinti realybę, nes yragi tas judėjimas, radikalusis atvirumas, kurio yra vadovaujamasi principą, kad tu sakai tiesą visur ir visada, taip, gali būti daug griuvėsių po to, bet už tai išryškėja gyvenimas. Ir išryškėja, kas vertybės, kas yra kur. Aš čia taip netikrinu kaip tokį socialinį eksperimentą.
Nes aš sutinku, kad daugelis žmonių atvirumą moderuoja, žiūri su pasitikėjimu, su situacija, su taisyklė, su pagarba, su krūva dalykų, kurie iš principo reguliuoja kada ir ko ir kiek to atvirumo. Ir tada kyla klausimas, ar tai yra atvirumas, ar tai yra apskaičiavimas. Ar atvirumas yra įrankis, ar yra metodas, būdas kažką kitą realizuoti, kažkokį kitą didesnį gėrį, ar jis yra gėris pats savaime. Jeigu taip išeiti jeigu taip aštriau paimti tą klausimą. Ir ką aš matau tendenciją, aš matau atsirandantį kvietimą tam. Aš nežinau, ar patys tie kvietėjai taip gyvena tokį dalį, nes mano nuomonė atsakyti į klausimą, ar gerai yra atvirumas, aš kelčiau kitą klausimą, ar yra tokių drąsių žmonių, kurie eitų to atvirumo keliu. Tokio, besąlygiško atvirumo. Tai yra atvirumas bet kokioms aplinkybėms. Bet man tikriausiai visai nebūtų malonu ir nebūtų įdomu su tokiu žmogum, kuris būtų šią prasme, tokia prasme, reiškia, visiškai atviras. Aš jaučiausi kažkaip nesaugus. Nes, pavyzdžiui, galbūt man nereikia to, tai tu eik savo jeigu čia tavo gyvenimas, tai eik tu gyventi kažkur kitur, į mišką kažkur, nežinau. Man tai, pavyzdžiui, tai aš savo problemų turiu. Nes radikalus atvirumas gali parodyti, kad pas tą radikaliai atvirą žmogų yra daug šūdo viduj. Ir dar šalia to, kad jisai konkrečiai tūpas, pavyzdžiui, atsiprašant, reiškia, ir visą tai tektų kentėti tau. Taip, aš taip turiu galvoti. Yeah. Aš galiu tą toleruoti, jeigu jis jo neafišuoja, bet jeigu jis jo afišuoja, tai ne. Bet aš tada verčiu atvirkščią pusę. Aš garsiai galvoju, jeigu radikaliai atvirus žmogus jisai kitiem dalina, ar jisai, o turbūt, arba renkasi būti radikaliai atviras priimdamas, nes tai, ką tu Rasiau minėjai, ir čia yra, aš sutinku, kad čia yra dviejų krypčių eismas. Tai yra atviras dalintis, ar sakyti, reaguoti, ir atviras priimti. Tai kaip atrodytų radikalus atvirumas priimant viską, ką tau sako? Žinau, atrodo, kad jis viską jau žino. Jis panaaiškins, sakys, aš esu kvailas. Taip, tu kvailas. Jo, bet jeigu jisai priimtų, sakai, kad tu esi grubus, kad tu sužeidži, nes čia, man atrodo, ir prasideda savireguliacija. Žinai, jeigu esi per daug atviras, arba esi atviras ir kažką įžeidė, arba pažeminė, ar kažką sužeidė, ir tau sureaguoja ir sako, ei, ir jeigu aš esu toks pat atviras siūsti, kad priimti, tai turėtų mane paveikti. Kad aš kažką... Jo? Tai sakau, sorry, aš toks esu, priimk mane. Bet tai skamba kaip uždarumas. Radikalus uždarumas suderintas su radikaliu atvirumu. Nes tai, ką tu tik pasakei, sorry, aš toks esu, tai yra užsidarusio žmogaus atsakymas. Nes jisai net neįsileidžia mintį, kad paveikia, o jisai jau pasako, maždaug siena, aš toks esu. Jau turi tavo atsakymą. Bet Viktorai, jisai priima tai. Jis tik tai priima tai kaip informaciją. Jis nepriima tai kaip imperatyvą keistis. Taip, aš grubus, bet teisingas. Ne, bet tada tu visiškai nerūpi kitas. Taip, bet tai ir nereikia. Gal aš esu toks, kad man nerūpi kitas. O žinai, aš jau iš savo profesinio klausimo, kaip gali priimti informaciją, nepadarydamas pratimą įsivaizduoti, kaip ta informacija paveikia kitą. Ką kitam tą reiškia informacija. Tai yra ne tik tai informacija, kurią perskaičiau knygoj, bet čia prieš mane žmogus sako, oi, man negerai. Tai aš užfiksuoju bitukus, taip, tam žmogui negerai. Tada yra pratimas, o kaip jisai jaučiasi dabar su manim? Ar aš pažįstu tokį jausmą? Tai čia yra lygiai įsileidimo atvirumo. Bet aš už tai ir sakau, kad jeigu čia priima tik informaciją, o ten dalinasi ir emocijom, tada nebalansas. Žinai, aš čia taip, man atrodo, kad aš prie ko einu? Aš manau, kad atvirumas gali būti gerai, jeigu jis eina į abi pusės iš tikrųjų. Nes tada veikia savireguliacija. Kiek daugiau aš išsiųsiu, tiek daugiau gausiu atgal. Jeigu gausiu atgal, mane tikrai paveiks, jeigu aš esu, sąžiningai atviras, giliau. Tada aš jau galvoju, ar tikrai vėl noriu siųsti tuos, kaip šikšnosparnis. Jeigu jisai siunčia, ten tą garsą, jis atsispindi nuo sienos, nesitrenkia į tą sieną. Jis koreguoja savo skrydį. Tai taip ir žmogus, kuris išsiunčia kaip šikšnosparnis ženklus, gauna atspindžius iš žmonių, įsileidžia juos į širdį, į giliai, ne tik tai žodžius, bet ir į jausmą ir visą kitą.
Ir tada galvoja, ar nori vėl taip pat pasijausti, kaip dabar, va, tik, nu, ten, nežinau, prikakojas kitam, reiškia, įdūžė. Nu, gal nenoriu, gal parinksiu savo žodžius. Gal čia ir vyksta mokymasis ir reguliavimasis, ir gal galim grįžti prie teisės, kad atvirumas yra gerai, nes jisai susireguliuoja. Aš galvoju, leisiu savo čia mažą tokį insiterpti šitoje vietoje. Aš vis galvoju apie tai, kad mes prieš tai kalbėjome apie tai, kad mes, kadangi neturime tarpusavėje per daug interesų, tai mes galim būti pakankamai atviri arba pasitikėti vienas kitu. Ir pasitikėti vienas kitu. Tada, jeigu mes turėtumėm interesų didesnių, tada tai būtų problema ir atvirumui, ir pasitikėjimui. Bet tada išeina, kad yra dar toliau galimas dar didesnis atvirumas, dar didesnis artumas, kuris leidžia būtent paleisti šitą dvipusį atvirumo mechanizmą. Ką aš turiu galvoju? Jeigu tu esi su žmogum, tarkim, tau yra svarbus žmogus, kuriuo tu esi tam žmogus svarbus, ir tai nereiškia, kad tu jam, reiškia, svarbumą parodysi to, kad tu jam pasakysi, kad jis storas. Arba kad jam šitą ten smirda kojų tarpupirščiai. Tarsi, žinai, pasakysi arba nepasakysi, bet greičiausiai kas bus, tai sakysi, žinai ką, ateik. Mums reikia, pasikalbėkim. Ir šią akimirką aš norėčiau, kad aš būsiu atviras. Ir aš labai norėčiau, kad tu irgi būtum atviras. Tau smirda kojų tarpupirščiai. Ir tas kitas atviras. Jeigu tik tiek, tai Jo, viskas tvarkoja. Bet aš prie ko vedu? Prie to tam tikro santykio ir prie tam tikro momento. Tai yra, aš suprantu, aš savo poziciją dabar tiesiog turiu tokią, iš to, ką jūs pasakot, aš klausiau, galvoju, ką aš apie tai suprantu. O aš apie tai suprantu tai, kad atvirumas tampa gėriu, kai mes abudu susitarėme, kad tai yra ta akimirka, kada tas gėris bus. Tas reiškia, atvirumas bus. Ir mes abu to sutarimo laikomės. Tada jis yra gėris. Visais kitais atvejais jis net nesvarbus. Tai yra, turiu galvoje, kad, koks tu esi? Aš dabar, Viktorai, ta prasme, ar tau labai svarbu, kad aš tavim atviras ar ne? Ne. Exactly. Bet jeigu, žinai, mes dabar su tavim susitikome ir sakau, žiūrėk, Viktorai, aš turiu klausimų, turiu problemų ir man reikia žmogaus, kuris bus su manim atviras. Ir aš pažadu, kad aš būsiu atviras žmogui. Jo, susitarėm. Gerai. Ir tą akimirką aš sakau, žinai, yra ten taip ir taip, yra taip ir taip, ir šiaip tu mane nervini. Nes ten, nežinau, kažkas ten tavyje man nepatinka. Taip. Jo, tu man sakai, žiūrėk, aš suprantu, tu gal net tai priimi, sakai, atitinkamai, žinai, baš na baš, o tavyje man nepatinka tas ir tas. Fine, mes galim su to gyventi ar ne? Galim, tai gerai, viskas ok, ačiū tau labai. Ir einam toliau meluoti. Meluot. Taip, nes tu, žinai, gamini šūdinai, o aš sakau, kad gamini visai gerai. Žinai, jau reiškia amžius nebe tas, o aš sakau, kad visai dar nieko. Jaunai atrodai, ne? Jaunai atrodai, jo. Susitinki ir jaunieji. Taip, aš matau, kad tai yra momentinio susitarimo. Man asmeniškai tai gėris jis tampa tada, kad tai yra tam tikras baigtinis laikas ir įvykęs susitarimas. Kad kai tai yra vienpusis veiksmas, tai nėra, mano supratimu, joks šita gėris, nei savaime, nei nesavaime. Vat aš taip kažkaip matau už to, ką jūs pasakoju. Praktiškai, nežinau. Viktorai, kada tau yra gėris? Kada tau atvirumas yra gėris? Kada? Ne ar, o kada? Tada, kai neveikia kiti dalykai, kai stringa arba nevažiuoja dalykai. Tai yra, kai auga įtampa, nutylėjimo įtampa. Man tai yra labai aiškus indikatorius, kad aš pradedu galvoti nuolat apie žmogų, situaciją ar kažką. Ir negaliu pamiršti grįžęs namo arba persijungti. Jinai mane pagauna. Ir aš suprantu, kad aš tada pradedu prisigalvoti dalykus, interpretuoti žmogų, pasitelkti psichologijos žinias blogam tikslui, tai reiškia bandydamas įsivaizduoti, nes tai nėra ta paskirtis. Mano paskirtis grįžti į tą situaciją ar prie to žmogaus arba panašiai ir išsiaiškinti. Man reikalingas atvirumas išgirsti ir pasakyti, ar paklausti ir pasakyti. Tai yra, kad kažkas, kas buvo nebaigta, arba kažkas, kas liko neišspręsta, kad tas išaiškėtų ir aš galėčiau nusiraminti arba susidėlioti į kažkokią paaiškinimą, supratimą ir sureagavimą. Ne tik paaiškinti racionaliai, bet kad būtų išleistas garas, aš taip buitiškai pasakysiu. Pasakyta, paklausyta iš abiejų pusių ar iš kelių pusių.
Ir tada aš jau, jeigu aš nueinu ir situaciją apie ją nebegalvoju arba nesuku ratais, aš naudoju tokį žodį ruminacija, kur nerandu lietuviškai, reiškia analogo, tai yra galvojimą ir nieko nesugalvojimą. Apie tai. Tai tada man yra ženklas, kad jeigu aš tokių situacijų neturiu, vadinasi, aš neturiu poreikio kažkokiam papildomam atvirumui. Ok. Rasiau, kaip tu? Nu taip, aš su to sutikčiau ir ypač su to, ką tu dar Sauliau sakei, kad tie tokie momentai, kada mes tarsi irgi iki to laiko gyvenom su kažkokiam tai kaukiam, bet dabar čia toks atvejis, kad mes laikinai, nes aišku, taip yra sunku, laikinai mes tas kaukės pasidedam, paskui vėl užsidedam. Bet aš galvoju, šalia to, ką Viktoras sako, kad ar nėra taip, kad kartais būna, jog šitie dalykai išsisprendžia irgi be, aš suprantu, kad galbūt aiškinimasis ir išsikalbėjimas, ta prasme, kad tu artikuliuoji visą tą, reiškia, vėlgi tai nereiškia, kad tu atidarai tą tikrą tikrovę, bet tu ją išverti į kalbą. Ta kalba tada, kad bendra, galima tada su juo kažką tai susitarti kalbą. Bet kartais būna, kad kažkaip kažkokios šiaip detalės arba elgesio momentai, jau čia nekalbu apie tos atvejus, kada tai uždaram būvyje, tai generuoja kažkokias tai ten klaidingas interpretacijas, bet aš tiesiog susiduriu su tokiais momentais, kada tos detalės, jos paskatina priešingai galbūt netgi geriau suprasti tą žmogų, nesikalbant su jo žodžiais, ar ne, bet iš tų detalių tu tada tiesiog pradedi filtruoti ir naikinti tas savo, reiškia, prigalvotas konspiracijos teorijas, kurios atsirado tuščioje vietoje. Bet šitas pratimas, man atrodo, irgi yra pakankamai prasmingas. Nes tada tu tiesiog pasižiūri, aišku, čia matai, kaip tu vis dėlto juokingai atrodai su tom savo teorijom. Ir netgi nereikia tada įsitraukti į tą tokį kaukių nusiėmimo, reiškia, ritualą ir taip toliau. Kartais šito užtenka. Ir kada tu šitą padarai, tai tau pačiam gaunasi toks paradoksalus dalykas. Tu tarsi neturėjai tą santykio patirties, tame prasme, kad su žmogum bendravai, bet tau tos detalės užtenka, kad tu tada, reiškia, priimtum kažką. Tu tapai atviras, net nesikalbėjęs. Yra tokių atvejų. Man atrodo, šitie momentai irgi labai svarbus, nes tai padeda tau pačiam mokytis. Galbūt čia toks išskirtinis atvejis išeiti iš to ciklo ruminacijos, ką Viktoras sako, gal jis ne visada pavyksta, bet kartais būna tokie dalykai, tai aš manau, kad tai irgi yra svarbus. Jo, tai tu iš principo kalbė apie kitos krypties atvirumą įsileisti, pastebėti ir įsileisti į save, o ne išpilti viską ten. Taip. Jo, tas labai palaikau, nes man atrodo, o tavęs klausydamas, Rasiu, aš pagalvojau, kad kai mes kalbam atvirumą, mes jį kalbam taip juoda balta, reiškia, arba visai plikas, arba visai nieko. Tai ką aš tavęs klausydamas, Rasiu, jau pradėjau galvoti, kad iš tiesų žingsnis link atvirumo, koks bebūtų, pasakyti arba pastebėti ženklus, yra svarbesnis negu kiekis. Gerai. Tai yra žmogus, kuris man sako, kad aš su tavim nesu atviras, kaip nebūtų paradoksaliai, jis žengia atvirumo žingsnį. Taip. Ir aš išmokau gyvenimo eigoje pastebėti ir pripažinti ir padėkoti ir įsileisti ir patikėti, kad taip žmogui svarbu, negu tai, kad jisai čia netvėrė dušios. Ir gal jis niekada ir neatvers. Ir aš esu susidūręs savo darbe, kad žmonės ir liko, sąlyginai, pamatuojant labai uždari, bet buvo sąžiningai atviri su manim tiek, kiek jiem gaunasi, ar tiek, kiek jie sau leido. Ir ačiū už tai, nes man atrodo, tas momentas ir yra svarbus žingsnio ar elemento, ar tai pasakyti, ar tai pastebėti ženklus ir juos įsileisti, negu visiškas ten kažkoks, kaip aš minėjau, radikalus, reiškia, viską išpilti. Tas gali būti painiojama žmonių, kai jie sako atvirumą, su daug ar pirma. Ir kartais žmonėm yra sunku padaryti mažą žingsnį. Jie arba nieko, arba viską išvėmė. Ja. Tas yra, jeigu tu pastebi ženklą, jeigu tau kažką tai reiškia, jau atviras pirmas žingsnis tam yra. Jau tada gal jau ir kiti bus lengvesni. Ja. Ačiū Jums. Tai yra, graži pabaiga man. Atvirai sakau.
žengiu žingsnį jūsų atžvilgiu. Man patiko, kad tai prieita prie to būtent žingsnio kaip simbolio, žingsnio link atvirumo simbolio ir kad turbūt neteisingai būtų vertinti, kad kiek tu esi man atviras, kiek tu man esi neatviras. Ir pagal tai vertinti, kiek tu esi geras, kiek tu esi blogas. Turbūt, jeigu jau labai reikia vertinti, kas jau savaime yra toli nuo atvirumo, kai kuriais atvejais, tai jeigu reikia vertinti, tai būtent jeigu žmogus žengia tą žingsnį tavo link ir tai yra turbūt beprotiškai svarbu tam ryšiui ir galimybei tą ryšiui auginti ir plėtoti ir kaip gėlę, kažkokia tai kaip medį, o galbūt net kaip medį, nes tai gali užtrukti ilgiau. Ačiū labai. Filosofas Rasius Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir aš Saulius Jovaišas susispėtimuose, kur mes kalbame apie nepaprastus dalykus. Kaip matėt, atvirumas nepaprastai paprastas dalykas. Akivaizdu buvo, ne? Lauksime jūsų dėmesio kitą mėnesį arba tada, kada nuspręsite mūsų surasti YouTube, Facebook'e, Spotify, Apple podcastuose. Ir aš tai kartoju kaip gegutė kiekvieną kartą, su viltimi, kad jeigu jūs radote, tai gal ir kiti ras, o jeigu jūs jiems padėsite pasidalindami to, kas čia vyksta, tai žiūrėkit, gal ir ateis tas momentas, kada mes pradėsime dalintis tarpusavį ir baigsis mūsų atvirumas ir pasitikėjimas vienas kitu. Ačiū labai, ačiū Jums uždėmesį, iki kito karto. Iki. Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasius Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.